Gerai. Dabar pasikviečiam Klemensą. 3, 2, 1. Jo, aš tik noriu paklausti, nes aš kaip tik mes jau įdinėjom, tai aš mačiau, aš nežinau, jūs Klementai, ar jūs daug rašot, ar jūs kažką kuriat ir knygą rašot, kažką yra surašymai, nes pas jūs yra galvoj, kaip eitų ne tai, kad realūs dalykai, ta prasme, kaip pasakyti, kad, kai galvoji kažką ir, kaip ir mes visi kiekvieną kažką galvom, tai maistas, tai namai, tai kažką mes turim paskambinti, o čia ne, čia kaip kažkokios tai kūrybinis dalykas. Ir po to eina, kada jūs jau baigiat, tai tarkim, kaip darbuotis ar tą veiksmą atlikti, atlieka tą veiksmą ir jį paliekat, man va tokia informacija eina, kad jums tada kažkaip tai jūs dar esat laimingas, kol jūs esat būtent tam toj, kaip čia pasakyti, Proces. tam periode, kada jūs esat užsiėmęs, ar ne, būtent va to, ką jūs ten, nežinau, rašot, ar ten kuriat, aš nežinau, ką jūs ten darot, bet kada Rašau. jūs rašot, Jo, aš rašau knygas iš tikrųjų. Ai, aš sakau, nes aš matau, jūs rašo ir žinot, kaip eina, tarkim, galvoja, ne, jis eina šitą, sakau, vat būtent kaip, kaip sugalvoti dalykai, ne, ta prasme, kaip pasakyti, Taip. tokios mintys eina. Bet kas po to vyksta, vat būtent, kada jūs nerašot, jūs išeinat iš to, man jūsų tas toksai atrodo kaip, man toksai biškai, jūs esat liūdnas, nežinau, ar jūs ten geriau jaučiatės būtent tam, kada jūs rašot, jūs gal, atsipalaiduojat, jūs gal, kažkaip jūsų būsena kitokia yra, bet kada jau jūs nedirba to, nedaro to dalyko, man jūs toksai, aš nežinau, jums pilnatvės nėra kažkokios man nėra pilnatvės, paprastai gyvenime, kol jūs rašote, jums viskas gerai, bet kada jau jūs nebedaro to, man toksai, nežinau, man liūdnas, toksai, liūdnumas yra. Iš tikrųjų pasikraunu aš energiją, kai rašau ir gerai jaučiuosi tada. Jo. Tai Jo. labai tiksliai šiandien apibūdinau. Taip, nes kada jūs nerašo, tai man, grinai toksai, kažkaip man jūsų, atrodo, norėtųsi ir to gyvenimiško, to tokio, kažkokiu tais akimirkų, kažkokiu tais, ar kitokių santykių, negu dabar turit kažkaip, kad jūs ir išeitų, ta prasme, kad ne tik, kad ten jūs ką darot, nebūtumėt laimingas, jums būtų gera, bet ir paprastai gyvenime kažkaip jums to trūksta, pas jūs nėra to tokio vientisumo, sakykim, kada tai to nedarot, man ir jums kažkaip, gal iš nežinau, kiek jums gal liūdna yra viduj, bet čia, jeigu žiūrint, tarkim, iš vidinio to subconscious, Jėzus Marija, kaip čia man pinas dabar tie žodžiai, pasąmonės, tai man trūksta, jums, atrodo, jums to kažkokios, ar pas jūsų santykiais, kažkaip neišdirbtas santykis su pora savo, kažkas, ar jūs labai skirtingi ir negalite vienas, kitam kažkaip nėra to papildymo vieną, kažkas tokio pas jūs, šitas man labai, labai stipriai atrodo. Iš tikrųjų įdomi, nes dabartiniai mano santykiai yra patys geriausi, kokius aš kada nors esu turėjęs. Taip. Ir tikrai gyvenime man teko daug patirti ir tikrai daug buvo nesėkmingų santykių. Bet šį kartą, bent jau iš savo pusės, aš taip galvoju, aš nežinau, čia gal pasąmonė yra kiti dalykai, kuriuo aš negaliu užčiuopti. Jo, galbūt išvadinės, sakau, čia eina labiau. Čia Klementai, gal jūs turėjot, sakykime, kitus santykius anksčiau prieš tai, ar ne? Turėjau ne vienus, taip, aš turėjau. Tai va, čia tą informaciją Reda ir gauna. Ir skaudžių buvo labai, ir iš tikrųjų nusivylimo labai daug buvo, apmaudo ir galbūt dabar. Dabar žiūrėkit, pasakysiu taip. Ką Reda, kokią informaciją gauna? Gauna tai, kas jums nuo ko blogai, ar ne? Tai jeigu dabartiniai santykiai jūsų labai perfekt, tai reiškia kažkokia tai vis tiek tas neužbaigimas, sakykime, būti laimingui yra praeituose santykiuose. Jo,
Visą laiką atrodo, kaip sakau, tai sakau, būdavo, sakau, tai man, nežinau, tik tiesiog matot, kaip patie, bet čia eina iš jūsų pasąmonė šitas, tai gal labai yra užstrigę tas dalykas, nes sakau, nes atrodo, kol rašot, jums yra, viskas labai fain, viskas gerai, jūs toj tokio melancholijoje, ne? Bet kada baigėt tą veiksmą daryti, kada grįžtat į realybę, tarkim, tą gyvenimą, ne? Ir atrodo, sakau, tas toksai, bet jeigu, nebent sakau, jūs kaip dar gal prisimenat, gal šiek tiek yra baimės kokios, kad, žinot, atrodo, dabar viskas gerai, bet žinot, atrodo, sako, jeigu bus per gerai, tai irgi tada bus, kaip pasakyti, gal tokios, gal vidinės baimės kažkokios yra, kad žinot, kad dabar yra gerai, o vdruk nebus gerai. O jeigu vėl pasikarto, žinot, galbūt iš vidinės, tos, sakau, pasąmonės, tas tam tikros baimės, galbūt tokios pas jūs giliai jos yra. Tai nes man labai pabrėžtas šitas dalykas pas jūs. Gali būti, kad toks, aš stengiuosi iš tikrųjų nebijot niekur negalvot blogai ir iš savo bent jau savęs paklausiu, tai aš jau atleidau visas tas praeities nuoskaudas ir palinkėjau visiems sėkmės ir nelaikau pykčio, bet pasąmoniai nežinau. Vat aš nežinau. Čia galbūt. Nes sakau, čia grinai iš jūsų, to tokio, kaip grinai, kad jūs, nuo vieno, sakau, pereinė ant kito ir, sakau, tada rodo jums, tai matomai, čia jums turbūt jo, tas iš pasąmonės reikia tas paleidimas reikalingas, kad jisai jums, nes jisai yra, kas su santykiais yra, tai pas jūs yra tam tikri, tokie, nelabai buvo geros moterys, tokios, nežinau, man kitos kaip yra ganaitės, biški tokios jos. Buvo tokių dalykų, buvo. Kaip pasakyti, tokios ir labiau man, ne, tokios, kad tik tai aš kažkaip, toksai, tai eina iš tų moterų. Toks procesas, čia pačiam reikėjo mokytis, bet ir gerai, patirtis yra patirtis, reikia judėti į priekį. Faktas, Bet žinokit, bet vis tiek, dabar aš bandau, su jumis šneku ten ir aš vis tiek žiūriu, man vis tiek jūs atrodot iš pasąmonės, aš sakau, nežinau, kiek jums gerai jūsų santykiuose dabar, bet kažkoksai, žinokit, kažkas yra vis tiek ir šituose santykiuose, kad ir viskas gerai, bet kažkoksai, nežinau, kas čia toksai, bet kažkoksai irgi vidinis, kažkoksai vidinis kaip kirminukas yra pas jūs. Nežinau, toksai, net nesuprantu. Gal baimė, kad per daug gerai viskas iš tikrųjų. Gal baimė, tokia kad, sako, too good to be true, ne? Tai atrodo, žinot, kai tu niekada netaip nepasisekė ir dabar kaip atrodo, kad ta baimė, vdruk vėl taip atsitiks, ne? Ar gal, sakau, tokie vidiniai labiau pas jūs tie, tokie yra. Čia man tokia biški šiek tiek trauma pas jūs yra. Galbūt čia dėl traumos eina tos. Norėjau sakyti. Čia man labiau kad tas, kai čia galbūt kaip trauma labiau. Tai ties to ir sustojam ir dabar nueinam į tą vietą, į tą momentą, kai jisai turėjo tą traumą. 3, 2, 1. Tai čia būtent prie tos traumos, tai tokie apsisukę, tokios kaip gyvatės, žinai, tokios ir mažos, ir didelės, ir tokie grinai aplink traumą, tokie, žinai, ir kaip siurbė. Kaip atrodo, maitinasi tuo, žinai. Aš norėjau paklausti, kas maitinasi tuo. Tai tos gyvatės jos ir maitinasi, būtent tą traumą. Kam priklauso tos gyvatės? Katrai ten damai iš jų. Čia aš jums pasakysiu vieną dalyką, žinokit, nežinau, kaip jūs reaguosit, bet viena iš jūsų moterų, kurią turėjot, tai jinai buvo nepilnai žmogus. Aš šiek tiek apibūdinsiu jums. Ta moteris, kuri neturėjo labai daug empatijos, daug atjautos, daug supratimo, ta prasme, toksai gan šaltas būdas. Toksai žmogus. Toksai be empatijos labai. Tokia, labai tiesus muška, tokia, tiesus muška. Tokia ištarti. Tiesmuka. Tiesmuka, taip.
Taip, va tokia moteris, tokia, nu, jinai va tokia, nu, netgi gal pasakyčiau, netgi labai turi daug vyriškos energijos, ar ne? Nu, žinot, kaip ne moteriška energija labiau, bet tokia labiau vyriška, tokia, žinot. Čia Jeigu- mano buvusi žmona. Ai, nu tai va šita, bet žinokit, jinai nėra pilnai žmogus, ta prasme, pagal jos DNR, tai jinai daugiau man yra, nu, va šitų parazitukų, va šitų visų lizard, žinai, visų tų, va, nes jos labai šaltas kraujas yra. Mm. O tamsus plaukai jos? Mano? Ne, jūsų buvusios žmonos. Jo, tamsus. Tamsus, nu tai vadinasi ta pati. Gerai, kiek Klemensas su jie turi kontraktų? Oi, čia, plakit, dabar aš noriu pažiūrėti. Jūs bažnyčioje ženėtės? Ne. Nes aš matau tokį kaip būtų, kaip ir koplytėlė, aš nežinau, kaip čia kažkoks toksai. Žinot, kur, kaip, pavyzdžiui, vaikų, aš gal krikšnot vaikus tada? Turit jūs vaikus su ją? Ne, aš vaikų neturiu. Arba ar kažką krikšnot, ar kažkur būti, nes aš matau bažnyčią. Matau bažnyčią ir žinot, kur vaikus, kaip krikšnį, tas vandenukas bėga. Nu, tą laisto tą vandenį prie to, kaip šalia, aš nežinau, kažkas va čia buvo šitoj, gal jūs buvot su komno, gal, ta prasme, dalyvavot kažkas, tai būtent va, per ten labai... Krikštynose dalyvavau aš didelėse, ypač kai mes buvom, nes to mano buvusi žmona, jinai iš Vengrijos, jinai kaip Rumunijos dalies, kuri Vengrijai priklausė. Ir mes tenai važiuodavom dažnai ir ten prisimenu paskutinį kartą, turbūt, kai važiavom, buvo tik didžiulė bažnyčia, vyko daug krikštynų vienu metu. Tai mes dalyvavom tam procese. Bet tik tai kaip svečiai. Jo. Tai nesvarbu, užtenka pabūti toje erdvėje. Jo, taip. Nes aš matau grinai, matau tokia kaip, kaip bažnyčia, matau tą kunigą, matau kaip tą kaip šulinėlę, ne, kur tą vandenį pila vaikams ant galvos. Tai va ten, tai prie jūsų ten labai daug, žinok, ten gyvatynas pasakys tik tiek. Nu, daugiau, nežinau kaip pasakyti. Ten vien taip purškia. Gerai, Reda, Klemensas, pažiūrėk, ar gali išreikšti savo valią. Taip. Jo, jis sako, kiek aš pajėgsiu, tiek aš pats, jo, pasiruošęs labai nori, labai pasiruošęs tam. Toksai, žinai, degimas yra iš vidaus. Klemensas išreiškė savo valią ir traukė visus kontraktus, matomus, nematomus, žinomus, nežinomus, savo valia, ne savo valia pasirašytus, rastus, nerastus, atpažintus, neatpažintus, visus iki vieno mažiausio raštelio per visas taimink juostas, kišenės, dimensijas ir egzistencijas. 3, 2, 1. Traukia, metam, anuliuojam, informaciją naikinam. 3, 2. Taip, dar norėjau paklausti, nes man jūsų ta būsi žmona lenda. Žiūrėkit, ir jinai vaikų iki dabar neturi, taip? Ne, neturi. Jinai ir neturės. Bent jau, nu, mes su ja nebendraujam, jinai kažkada tai abortą buvo pasidariusi, kiek žinau, dar toli iki mūsų bendravimo. Nutraukus nėštumą savo, o šiaip dabar mes jokių ryšių nepalaikom. Jo, žinokit, jinai ir neturės, nes jeigu jinai ir pagimdytų, tai vaikas neišgyventų, nes būtent šitos būtybės kaip jinai, jie vaikų negali turėti. Paprastai, jie negali išnešioti kūdikio, nes, nu, tu prasme, negims šiaip šifteris, ne, jie negali atvesti palikuonių savo šitoj žemėje, šitą būtybę kaip jinai. Jeigu, sakau, ir jinai pastotų, tai gali būti arba vaikas invalidas, nes būtų labai didelis minusinis kraujo, ten kažkokia labai pati stipriausia minusinė kraujo grupė, kuri, jinai, ta prasme, vaikas tiesiog neišgyventų. Arba labai invalidukas būtų, bet greičiau neišgyventų jisai. Tai jinai realiai ir negali turėti, ta prasme, negali gimdyti pagal viską. Manau, kad Klemensui neįdomu čia apie ją, ar ne? Tai, man matinai, žinai. Mes tu ją iš čia 3, 2, 1. Gerai. Gerai, dabar šitoj koplyčioj, ką jisai prisijėmė, ar jam primetė, išreiškė savo valią, metą, anuliuoja, visą informaciją naikina. 3, 2, 1. Jo, ten jo, tokius atrodo ir
aš paskui dar vėliau jūsų paklausiu dėl sveikatos šiek tiek, nes čia aš matau, kad yra irgi įsisegę buvo, tai Yra. su sveikata pas jūs yra šiek tiek ir Mhm. tam tikrų dalykų, nes matau, labai kažkaip, nežinau, jūs labai labai tos gyvatės labai puldavo, labai puolimas pas jūs, jums buvo ir dėl ko jums tos ligos ar kažva, jūsų sveikata kažkas yra negerai, būtent, kad jos traukia, kai gyvas į žmogus traukia, kada žmogus tiesiog, jo kūnas nespėja atsigeneruoti ir jos vėl va taip ištraukia, nes labai daug čia tokių ir kaip gyvačių ir tokių ir kaip dėlės ir tokie, tokie va parazituojantys visi, jo, ir tokie atrodo bando iš jūsų kaip iščiulpti viską, tą. Sudedam siurblius, minimagnetus, multimagnetus ir keičiam, traukiam metam visas gyvatės, visas su visais kiaušiniais, vaikais ir palikuoniais, 3, 2, 1. Jo, ir būtent, kas apie jūsų, taip paprastai gyvenimą, tarkim, ir iš anksčiau, tarkim, iš ir jaunesnių dienų, galbūt netgi ir iš vaiko, aš, pavyzdžiui, kas su tėvais, tada kažkaip aš nematau irgi labai didelio tokio, kaip vaikai su tėvais bendrauja, vaikai pasakoja tėvams, tėvai klauso ten tų vaikų. Aš, pavyzdžiui, aš asmeniškai, aš nematau, kad man toksai eina tokia informacija, kad jūs nelabai būdavote išgirstas. Kažkaip jis nelabai visur būdavo išgirstas. Nežinau, toksai tas. Gali būti iš tikrųjų, nes tėvai išsiskyrė, kai mes mažiukai buvom dar ir bet šiaip, pavyzdžiui, su mama pas manęs visada labai geras santykis buvo. Jo. Su tėvu aš daug metų nebendravau, nes jaučiau nuoskaudą gilę dėl to, kad jisai mus paliko. Bet turbūt pastaraisiais jau kokius keletą metų, tai mes, taip aš irgi jam taip pat leidau, priėmiau taip kaip yra ir mes labai normaliai, taip, ne per dažnai bendraujam, bet kai bendraujam, tai be jokių pykčių nuoskaudų. Taip. Jo, nes kažkokiu tai, ar tai, nežinau, kažkokiu tai laikotarpiu, bet tikrai, kada būtent, kada jaunas, kada galbūt vaikas buvo, tai, toksai, nes man labai pas jūs yra daug vienatvės, prasme, gal jautimo į vienatvės viduje, to vidinio vienatvės jausmo labai pas jūs labai daug. Aš nematau pas jūs, pavyzdžiui, labai aplink jūs labai, kad būtų ten daug žmonių, ar būtumėt tarp labai daug žmonių. Toksai, žinot, kai katinas, einu ten, kur noriu vienas, toksai, daugiau, kaip pasakyti, kaip, kaip, nesakau, kad vienišius, bet toksai labiau, kažkaip, mėgstantis labiau, tylioj, ramioj aplinkoj, bet daug žmonių, jūs kažkaip, gal jūs jaučias, ar jūs ar tiesiog jums, kažkaip, nėra malonu tarp daug žmonių būti. Kažkaip... Ne, tikrai nepatinka būti, aš iš tikrųjų mėgstu būti ramiai. O didelėse miniose mane labai vargina, tiesiog išsiurbia visą energiją ir aš tiesiog net negaliu ilgai išbūti jokiose miniose. O šiaip patinka, nuo mažens aš mėgau būti savo kompanijai, man patinka bendrauti su žmonėm, bet man taip pat patinka ir būti su savim. Taip. Nes, pavyzdžiui, dabar žiūriu, man jūs rodot pagal dimensijas, pavyzdžiui, kokioje dimensijos pačios esate, tai iš 36 ir dabar aš galvoju, kaip Lecturian. Esate girdėjęs kada nors apie tą, apie Lecturian. Tai kaip čia jūs esate iš tos planetos Lecturijų. Lecturian. Ne, nesu girdėjęs, bet reiks pasidomėti. Pasižiūrėk, jie yra tokie, dabar jie, žodžiu, jie labai tai padeda dabar žemė šiuo metu, labai daug žemė padeda. Tai jūs vienas iš jų esat. Nes jie dirba per protą, pas jūs labai jūsų, kaip pasąmonės, tas protas, jisai labai praplėstas, jisai, tokie signalai, tą, kaip sakykime, tą galaktiką, tą universą visą, pas jūs eina viskas, žodžiu, per protą. Ta informacija, protas, pas jūs taip labai išplėsta yra. Už tai jūs ir labai gavo didelį puolimą, už tai jums tokie žmonės tai jūsų gyvenime
kad vat įskaudint, kad vat jūs iščiungti, kad kuo daugiau, ta prasme, kad to motivaciją prarastume, kažkaip, nes jeigu jūs būtų labai stipriai suėmę, kas nors būtų labai kaip pažeidę, tai jūs būtumėt, sakykime, praradę galbūt net būtumėt negalėję rašyti tų knygų, nes nebūtų mintysėję, suprantat. Tai tai jūs ištisai puldavo, grinai čiulbudavo iš jūsų tavo visą. Aš paskiau, jeigu surasiu, aš parodysiu, kaip jie atrodo. Aš žinau, kaip jie atrodo. Nežinau, kaip lietuviškai jos vadina, bet aš žinau, kaip angliškai lecturian tie. Tai su tokiais šviesiais plaukais, tokiais biškai banguotais, tokie plaukučiai taip į galą paversti, kaip sušukuoti, bet jie tokie galai banguoti, tokie gražūs žmonės, graži ta tautybė, sakykime. Jie atrodo grinai kaip žmonės, jie tokie šviesus. Šitie vieni, kaip sakykime, arčiausiai yra žemės, jie labai tokie gan to, žemės šitie. Ne grinai žemė, bet arčiausiai, sakykime, žemės. Ir jie labiausiai komunikuoja per telepatiškai. Kas, pavyzdžiui, iš jų planetos yra, pavyzdžiui, kaip jūs, tai jie komunikuoja su jumis su jumis telepatiškai. Bet aš vis dar negirdžiu tada nieko. Tai nieko, pradėsit jau girdėti, nelabai girdėsit, bet žinotas, jūsų tas aš, ne? Girdėti nereikia. Demonstrai, girdėti nereikia. Pas jūs mintys turi ateiti tokios, sakykime, pienelios iš niekur. Taip, tai va čia yra tas kalbėjimas telepatinis, yra, kada atrodo, tu bendrauji, net nesuvoki, kad tu bendrauji, arba jums ateina tam tikra mintis ir galvoju, jis tik aš apie tai negalvoju, iš kur man ta mintis, arba, kažkas va tokio. Bet vėliau, kaip aš paskui pasakysiu, ką jums reikia daryti, kad jūs galėtumėt daugiau suprasti apie tą telepatiją, kaip daugiau tas telepatinis bendravimas, kaip jisai vyksta. Kaip jie atpažinti kada vyksta tas telepatinis bendravimas su kažkom. Aš nežinau, ar jūs gerai, man dabar dar kartą valom šitas visus, nes man labai kažkaip ir prie sveikatos jums labai meta. Gerai. 3, 2, 1, šaunam. Pakeičiam gal gydūnus, nes man, žinai, kaip aš dabar atkabinau visas šitos šliužus, ne, man reikia tokios kaip skylė šiek tiek likę pasivat, žinai, australiniam kūne, tokios kaip duobelė, žinai, tokios, vat. Kviečiam gydūnus, 3, 2, 1. Turi va tokią, kaip sakykime, kaip į tubą, tokią, žinai, dėjo jo kūną, kad jisai, kaip generuotus, kad jisai tos duobelės pradygtų. Kad ištraukia tą nuodą visą iš jo kūno, kur tos gyvatės buvo suleidę. Yra gyvų kristalų dulkių, mes dar duodam prieigą gydūnam, tegul su jais gydo. 3, 2, 1. Taip. Gerai. Gerai, prabėgam dabar pro globalinius rida. Gerai. Klementas išreiškia savo valią ir traukia visus globalinius kontraktus. Kaip ir minėjau, per visur, visus ir su visais. 3, 2, 1. Taip. Anuliuoja visą informaciją, naikina. 3, 2. Prie globalinės matricos taip pat išreiškia savo valią ir traukia visus kontraktus per visur, visus ir su visais. 3, 2, 1. Gerai, man dar rodo, jisai yra paimtas į laboratoriją, bet neseniai, nėra labai seniai paimtas į laboratoriją. Ir pasakysiu, paskui čia daisim iki to, nes man vis rodo tą. Ir dabar matricoje pasižiūrėk, kas tenais karaliauja, jo matricoje. Matrica trikampė. Sutvarkom. 3, 2. Gerai.
su interferentais dalintis energiją. Taip pat traukia visus kontraktus per visur, visus ir su visais. 3, 2, 1, metam anuliuojam, visą informaciją naikinam. 3, 2. Jo, čia buvo tam tikri kažkokie tais šitie interferentai, tai tam tikri interferentai, kurie buvo kaip šiaip šifteriai, ne, tai jie buvo apsimetę, kad būtent jie irgi, kaip ta prasme, iš tos pačios planetos, iš tos pačios dažnai, apsimetę. Tai jo, šiek tiek dalinosi jisai su jais informacija. Dabar šauna į kašinę biblioteką, ne į kašinę biblioteką, bet atsiprašau, į pratybose. Dronus sprogdinam, segiklius naikinam, kontraktus traukiam. 3, 2, 1. Taip, Metam anuliuojam, visą informaciją naikinam. 3, 2. taip. Dabar einam į kašinę biblioteką. 3, 2, 1. Jo, čia ta kašinė irgi labai daug yra, būtent viena yra specifinė labai liga prikabinta, labai stipriai. Irgi tokia, žinai, išryškinta. Būtent ta, kur man vis rodo ją, žinai. Klementai, aš jūsų paklausiu. Ar jūs supratot informaciją, kad būtent apie jūs čia kalbama? Taip. Tai žiūrėkit, dabar jau galite atsiverti, ne, kad sutaupytume laiko, kokią ligą Reda gali matyti čia pas jūs. Aš galiu pasakyti daug maž, nesakyk, aš pasakysiu, kad aš kaip man rodo, ir tada jūs man pasakysite, ar tas gali būti pas jūs. Gerai, man pasakysiu, kaip jūsų yra pilvas, ne, jūsų yra pilvas ir, tarkim, po bamba eina taip į apačią ir taip, žinot, kur būtų, pavyzdžiui, kaip moterim pjautų, kur lelių šimte, ne, toj vietoj darytų, tarkim, cezariopjūvį. Būtent toj vietoj jums eina į jūsų, aš žinau, kaip gali į jūsų kiaušidės, gali į kažkaip taip, kažkas yra pas jūs su gal prostata, gal jūsų uždegimas kiaušidžių, kažkas yra su šita dalim, bet aš matau grinai, kur apačioj pilvo tą vietą. Ir tada jinai tada skirstosi. Tai ar kažkas yra čia jums su šita vieta? Ligos tenai nerado jokios, tokios fizinės. Jo. Bet turbūt čia man pačiam labiau taip yra, kad tiesiog aš nesu lytiškai labai aktyvus, tai yra man tiesiog tokio poreikio nėra. Aha, todėl, kaip blokuota būtų, kaip užblokuota būtų kažkaip. Taip, būtent, tai dabar norėjau pasakyti, tai vadinasi labai gerai, ką ir pamačiau, pasakysiu, kas atsitiko. Būtent ir jums nėra labai seniai taip, nėra daug metų, ta prasme, sakau, ta prasme, yra kažkokį, bet nėra labai ilgą laiką pas jūs taip, kad būtų visą gyvenimą, ne, nėra taip, aš nematau to, kad būtų, bet yra taip, buvo, kaip ir sakau, mačiau daug gyvačių, daug tų dėlių. Jums grinai buvo įsisegus į kiaušidės, ne, link kiaušidių kažkur, būtent tas vietas ir jums traukė. Ir pas jūs to pasiekoje, ne, pas jūs, kaip, man toks, sakau, labai lygtinis aktyvumas, jisai, kaip, ne tai, kas sakau, nefunkcionuoja jisai gerai, bet tiesiog jisai, nėra, kaip healthy, sakykime, ne, yra, ne taip turi būti, jūsų amžių neturi tai būti, jūs turit, būti, turi būti, kaip tas levelis, jisai turi būti, normoj, pas jūs yra mažiau negu norma. Ir vien dėl to, kad buvo jums, yra tas, kaip dabar, aš net matiškai ne daktaras, aš negaliu ant liežuvio galo stovi, kaip pasakyti, ir jums buvo būtent ištrautas estrogenas, ar aš žinau, kaip čia pasivadinasi, būtent tas, kuris jisai, būtent kas turi būti kiaušidėse užpildyta, ne, jo tiek nėra, nes jisai būdavo ištisai traukiamas iš jūsų. Užtai nebuvo to lytinio to potraukio ir nebuvo to balanso, sakykime, ne, nes jis ištisai buvo pajungtas ir dėl ko man pasakiau, kad jis yra laboratorijoje, nes jį ten patalpino į tą laboratoriją ir būtent jis ten pasodintas ir matau tas šlangelės ir traukė, ištisinis yra traukimas, supranti, iš jo.
Tai va, man va šitą irgi labai jau man jau prieš tai jau vis rodė ir sakau, bet jis eina man grinai, va, tai kaip būtų žemai pilvo ir tada kaip pat, kai yra kaip pas moterį kiaušinis, kaip pas vyrą, ne, ir eina, tai, kaip pat, sakykime, nuveiti į kirkšnis, ne, ir tada jau ten, va, sakau, va, yra pajungta ir jos ir išeidinėja nu, jūsų, čia jūsų tas visas dalykas. Tai... Mhm. Gerai, Reda, ir einam tada, užsidedam visas apsaugas nevedimką ir einam į laboratoriją. Su savo energija uždarom, kad nevibruotų ir pasižiūrim, kas tenais aplamai vyksta, apsidairom. 3, 2, 1. Jo, tai žodžiu pasakysiu taip. Yra 3 klonai. Nėra jie pilnai padaryti, nėra nepilnai jie, ta prasme, neužauginti, nesukurti, nesutverti, bet jie daro tyrimus ir bando daryti kažkaip tais, kaip iš, pasakyti labai įdomi čia, būtent iš to, ką jie traukia, su testosterono, bet ten daug yra sudedamų tų dalelių, kurie daro tuos, šitie pilki tuos tyrimus, taip. Tai jie kažkaip tais, žinai, kaip daro, jie, kad kaip moterį, kad iš vyro dalies šiftintų kažkaip tais, kaip jie daro, kaip būtų šiaip šifteris, sakykime taip, ne? Tai aišku, čia yra, nu, ta prasme, čia protų nesuvokiama mūsų žmonių tam, ne? Kaip čia taip įmanoma? Taip, tai aš suprantu, kad dabar daugelis žmonių yra taip daromi tuose laboratorijose, kadangi eina tie gėjai, lesbietės ir visokie kitokie dalykai, tai klotus nori tokius paleisti, kad jie būtų aktyvūs. Taip. Ir iš visų sveikų vyrų, labai daug matau sveikų vyrų, yra labai daug būtent vyrų dabar turi problemų su prostata, turi su tom kiaušidėm, turi, kur, ta prasme, nu, kur vyras, ta prasme, nu, jaunas atrodo žmogus, jaunas vyras, kur, ta prasme, turėtų būti seksualiai aktyvus, jam nėra, nu, nėra to, žinai, nėra to, tokias, žinai, čia nėra, bet ne dėl to, kad čia yra normalu, čia nėra gerai, nes dėl to, kad automatiškai pradeda strigti biologinis laikrodis, supranti, jisai, nu, negerai mums, nei vienam, nei moteriai, nei vyrui negerai. Tai va būtent, va čia šitie labai daug yra jaunų vyrų, nes jie savo gamina šitos, tai va kaip jie pagamino va tos klonus šitos, žinai, bet čia jos kaip daro, kaip šiaip shifterius, sakykime, ne, tos, nes aš matau, kaip iš vyro į moterį, iš moteris į vyrą, ir va tas šiaip shiftina man. Aš dar to taip nemačiau, tik tai aš dabar matau, sakau, daug jaunų vyrų. Ir netgi berniukų vaikų dar netgi yra, įsivaizduok, jau netgi ir vaikai yra jau pajungti, kad jau jie būtų, ta prasme, kaip jie, nu, jiems vaikai nefunkcionuotų, žinai, sakykime. Taip. Tai, Klementai, ar suvokėt, ant kiek energetiškai žmonės paveikia, ar ne? O šitokie, tas antras, sakykime, energetinis gyvenimas. Čia vyksta karas su žmogum. Ir va čia žmonės nesupranta, kad tai priklauso labai labai daug nuo pačios energetikos. Nes aš pasakysiu dar va, ką matau, ne, tai tarkim, jeigu jūs būtumėt, Klementai, pas mus netėję, kaip sakykime, kaip moteriai yra striuma, kaip čia mamtė, kaip kitaip lietuviškai skaitosi, įsiverčia. Hormonai. Nu, tie va hormonai, va, kur kakle, ne, yra, va, kur moteris turi dažnai problemų. Tai jo, tai čia yra... Skydliaukė. Jo, skydliaukė moteriam. Tai mūsų yra čia, sakykime, kaip mūsų tas varikliukas, ne, kad mūsų organai funkcionuotų, kad mūsų, nu, tas gamintųsi viskas. Čia kaip mūsų širdis yra, taip, pats vyrus ten lygiai tas pats. Palaukit, man skambina. Čia nesvarbu. Galvoju, kad deliveris. Ir šitą, tai vyrams ten lygiai tas pats. Jeigu ten yra sutrinksta tada kiti dalykai, tai gali sutrikti ir širdelė šiek tiek, nes gali sutrikti ir ta prasme, tas ir senėjimo tas periodas, jisai ateina greičiau ir mums mentališkai, ne, žinai, kai tavo organai jie nebefunkcionuoja ir prasideda. Jeigu vienas sutrinka, tada sutrinka kitas ir paskui varo ir vienas po kito, nes jie nebeturi energijos, nu, kaip atsistatyti, atsireguliuoti, ir va tada prasideda visos kitos ligos. Tai man, ką jums rodo,
kas būtų po to, tai man kažkaip rodo jūsų širdies, kažkas su širdies darbu. Nežinau kodėl, bet kažkas būtų jums buvęs su širdies darbu, kažkas su širdim, žodžiu. Nuo šito. Tai ir paskiau jo, tada jeigu širdelė, tada jau kažkas, jau kitas, jau čia vėdis, ir va taip ir, sakau, ir feilina tada. Nes kažkokiu būdu prasideda, kai nefunkcionuoja šitie dalykai, labai prasideda senėjimo, tas senėjimas pats, žinai, kuris, ta prasme, prieš laiką, čia, daug žmonių dabar tai senėja ne savo laiku. Taip. Gerai, tada supratoma, ne, Klemensai? Čia yra viena, aš turiu kitą bėdą su sveikata. Tai palaukit. Tai paskui mes jau pažiūrėsim, čia man labai stipriai. Paskui žiūrėsim. Gerai. Dabar kviečiam gydūnus, kviečiam Aleks, kad failus, registrus visus šito išregistruotų. 3, 2, 1. Gerai. Išimtų iš Akašinės bibliotekos anuliuoja, naikina. 3, 2, 1. Be teisės sugrįžti. Taip. Ir einam apžiūrim kitų dar failų. Jo, yra failų. Yra kiti pakavoti failai. Traukiam visus pakavotus 3, 2, 1. Nematom pakavotus. Paskui, mamytė, žinai, ką mes dabar padarykime, kažkaip, man labiau norisi dabar eiti, kaip tas failas noriu patikrinti, ar tikrai čia visus man failus ištraukė. Tai aš noriu eiti nuo galvos iki kojų, būtent dėl sveikatos. Ir aš pasakysiu, ar tai, ką matau, ar man yra visi failai ištraukti, ar nieko man jie nenuslėpia. 3, 2, 1. Gerai, dabar tikrinam nuo galvos iki... Dabar taip, man yra, tarkim, irgi kažkaip rodo, kur yra skrandis ir kaip čia, gal čia žarnyna, čia prie, jeigu, tarkim, nuo skrandžio, taip eitum mano kairiai pusėje yra, tai gal pas jūs dešiniai tada, nes man čia veidrodinis atspindys, tai negaliu pasakyti, pas jūs dabar dešiniai ar kairiai. Man kitą kartą rodo normaliai, kitą kartą rodo veidrodiniai, bet aš pagal save. Taip, tarkim, mano pusėje būtų kairiai pusėje, tarkim, kaip skrandis, čia man kažkas yra, gal čia appendix, gal čia šitas, kažkas va toj vietoje. Pas jūs... Negaliu skūstis aš ten, nes... Palaukit, aš dar kažkaip... Čia gal energetiškai paveiktas. Eik toliau. Čia dabar žiūri, dabar iš organų kol kas. Pas jūs. Jo, man tas labai irgi išreikštas. Pas jūs, palaukit, tulžis. O pas jūs su tulžim gerai viskas? Liktai, šiaip nesiskundžiu. Kur dar būna akmenų? Inkstuose. Gal pas jūs, nes aš matau kažkur akmenukų pas jūs. Man kartais... Paskauda inkstus. Retai būna, kad ir, tarkim, slapinantis būna nemalonus pojūtis, bet labai labai retai. Anksčiau būdavo dažniau, tiesą sakant, dabar. Jie juda. Pas jūs, jie juda šitie. Štai, kada jums skauda, tai žinokit, bet inkstus pasižiūrėkit, akmenukus, nes akmenukų tikrai pas jūs matau yra. Nėra labai didelė tokie, bet jie, kada jums radės, nes jie vėliau, jie kažkaip, pas jūs kažkaip nelabai auga. Žinot, kai didėja jie tiek metų, kaip pas jūs, kad daugmaž jie tokie gan ilgoką laiką tokio pačio to dydžio, bet jie juda pas jūs. Gerai, dabar taip. Jo, tai man tas labai... Gerai, tai dabar mes apsukam Klemensą 360. 3, 2, 1. Pas jūs, jums petis viena iš nugaros pusės. Aš nežinau, kaip čia skaitosi. Kaip tai yra petis ir einant link nugaros, kaip sparnas, kaip čia skaitosi. Tai žinau. Man va tas toksai
Mentė. Mentė, gal čia skaitos, nežinau, kaip čia skaitos, kur kaip pat ranka yra, ne, petis, bet iš čia eina iš nugaros pusės. Nes man problema yra labai jau pusę, galbūt beveik metus laiko man kairė ranka labai dreba. Tai va, nes žiūrėkit, man aš kairėje savo irgi. Tai žiūrėkit, bet jums yra, žinokit, dėl ko pas jūs gali drebėti, nes dėl ko, žiūrėkit, kaip jums paaiškinti. Paskui, kai mes hipnozę pabaigsim, aš jums parodysiu būtent kurioje vietoje. Nes man įtarinėja netgi Parkinsono lygą. Dėl Parkinsono pasisakot. Buvau nuėjęs pasitikrinti, jie nedaro tyrimų, bet pagal simptomus, tai jis sakė, kad gali būti. Pažiūrėsime su Parkinsono lygą. Aš patikrinsiu jums, ar čia jinai. Nes man tai čia nelabai jinai Parkinsono yra lyga. Jums tik viena pusė, viena ranka. Jo. Ne, man tai ne, čia nėra jums Parkinsono. Man čia labiau yra pas jūs, kaip yra jūsų ranka, iš nugaros pusės, iš nugaros. Tokiu kaip mentė, bet čia gal ir mentė skaitosi. Ten yra viduj, aš nežinau, kas ten su tai jums ranka, ar jūs buvot, aš nežinau, ar jūs kažkas yra, bet jums viduj yra toksai, kaip, sakykime, guzelis. Tas guzelis man yra, jisai kaip gal ir užspaustas, bet ten kažkoksai guzelis pas jūs viduj. Būtent viduj, va toj vietoj yra guzelis, kuris yra užspaustas, galbūt nervas. Būtent tas, dėl ko jums ta ranka dreba. Žinokit, aš matau Parkinsono, man iš karto čia ne Parkinsono, man labiau jisai eina, bet pas jūs yra kažkoks guzelis. Aš nežinau, kas tas guzelis, aš net toksai kaip pataugėlė galbūt, kaip ar jisai... Gali būti kaip auglys koks. Toksai, man tai tokia kaip pataugėlė, bet ar jinai yra pavojinga, kas žiūriu? Ne, pavojinga nėra, bet man tokia grinai kaip pataugėlė yra. Ir taugėlė, bet tokia kaip būtų, bet, plakit, aš tai pasakysiu, kaip jinai tokia kremzlinė yra ir jinai tokia gan apvali, tokia, jeigu taip pat žiūrėtum, kaip degtukas, ne, bet jis toksai gan stambokas, jisai toksai apvalus. Ir būtent to, bet, aišku, nėra toks didelis, jis yra mažesnis, bet yra būtent tarp tų kaulų, kur būtent ta mentė yra, man yra va čia, kai jūs judinate, ten yra ištisai užspausta, nes aš nežinau, ką reikėtų daryti su tą taugėlę, kaip ar neteisdoju, ar jums čia turi būti gydymas, ar aš pirmą kartą matau, iš tikrųjų, aš net nežinau, ką daryti su ją. Bet aš visai bandau patikrinti, ką būtų įmanoma su ją, nes man, nežinokit, net man net skauda tą vietą. Ir iš tikrųjų, aš kaip pasuku ranką, tarkim, būtent kairę ir prie mentės, aš užčiuopiu ir skauda taškas yra toksai, kuris paspaudus labai skausmingas. Tai va būtent va toj vietoj, Klementai, yra jums ataugėlė. Būtent toj vietoj, nes man jisai, sakau, kaip, aš paskui po hipnozės, aš nupiešiu, parodysiu, kaip jisai, kurio vietoje yra, kaip jisai, kokios įdydžio, ką jisai daro, kaip jums jis yra spaudęs. Ir ten, tarkim, žinot, jeigu, tarkim, būtų jūsų kauliukas, tarkim, kaip išėjęs iš vietos, ne, tai jums jisai sugrįžtų ir jums jisai judėtų, ne, ir jums nebūtų spaudęs, jisai išeidinėtų. Ten jisai kaip įaugęs, ne, jis yra užaugęs ir jisai niekur, kad ir, tarkim, jūs bandat, kad ir rankos keis poziciją, jisai negali judėti, jis nejuda. Jūs gaunasi trintis, ir tas nervas kaip užspaustas, taip ir užspaustas. Ir lygiai tai rodo tokį, jeigu, tarkim, jūs pasodintumėt medį, tarkim, šitame vazone, ne, tai tas vazonas, kas būtų? Tas vazonas, jisai jauktų ir jisai trūktų, taip, tai va, lygiai taip pat, jisai užspaudžia, tai va, jums lygiai taip pat, tarkim, tas šaknis tavo tyra ir jinai niekur nedings, ir jinai auga, nes man tokia jo, ir jums koda, jinai nublemo paaugus, pasisakau, ten kaip organas, nėra jisai labai, bet man čia atauga yra, kažkokia atauga, kažkokia tais, ir kuri spaudus nervą, ir jums suspaudus, tai jums tai atrodo kaip stėgų, matau kaip stėga tokia, būtent to nervo, būtent jūsų rankos, ir jinai kada spauda, ir jums padaro to dėl to, žinot, kaip vibracija yra nuo nervų spaudimo, tai va būtent pas jūs taip, nes pas jūs Parkinsoną, nėra Parkinsono tikrai pas jūs. Aš jau Parkinsoną jau prieš tai būčiau mačius. Aš jau matau, kad yra dimensijos Parkinsonai šitos
demencija, Parkinsonas ir kaip tas dar vienas yra. Iš to šeimos visos. Tai nežinokite, ne, aš ant ligų, tai man yra labai lengvai, man ligos labai lengvai yra ant hipnozės. Tai Parkinsonas tikrai pas jūs nėra. Pas jūs čia grinai yra kažkokia tauga, ar nežinau, ar būtų gal gerai, kad jums prašviestų, ar kažkaip tais, ten gal būtų galima ir su lazeriu. Kažkoks gydymas yra, operacijos nematau, kad ne, bet čia kažkoks gydymas, gal lazeris koksai, aš nežinau, jums reikėtų tikrintis, aš neteisiu. Supratau. Bet matau kaip lazerį tokį, tai galbūt gal su lazeriu, nes čia tokia kaip kremzlė jinai yra, ne kaulas, bet kremzlė. Ir jo, grinai kremzlinis dalykas. Žiūrėk, patikrink dabar, jeigu Klevansas gertų šitos produktus, pasižiūrėk, kokį poveikį jam duotų būtent šitiem visiems jo lygom. 3, 2, 1. Kad organizmą valytis, tai 150% reikalingas, 150% reikalingas. Jums reikia detokso. Aš jau keletą esu daręs tų detoksų, ne per seniausiai, bet jaučiu pats viduj, kad reikia dar. Reikia, žinokit, nes pas jūs yra, jums išėjo tik tai į tą, kuris dar tiesa detoksą, jums išėjo tik tai paviršutiniškai, kur yra, tai prasme, jeigu, tarkim, sakykime, žarnynės, ne, tai ten, kur yra neprilipę, taip, kur eina žarnynės. Tos, kur viskas senas, visas tas prilipęs, ten jau kur prie žarnyno, matau, žiūriu, tos vietos, jie jums neatkabina, negali išeiti. Jums reikia būtent gerai, pasakyčiau, greenbox'o pavaryti, pagerti ir žinokit, jums viskas kaip atšoks, jūs net ir, nežinau, man gal ir, jūs sakėte, tai kažkas, bet jums išeis daug iš žarnyno. Nes pas jūs nes man, pavyzdžiui, čia kur, kaip sakiau, kaip yra pilvas, kaip nuo skrandžio, irgi man, mano kairiai pusiai, man kažkas, jūsų, ar čia vienoj vietoj jūsų labai pilna žarna tavo yra, jinai jau, kaip jinai užsikišus, ar jinai, kaip pasakyti, ją išpravalyti reikia, ar kažkas yra, sakau, su tavo, man vieta irgi pas jūs ant, sakau, nuo skrandžio į kairę pusę, taip, sprindelis nedidelis, toksai mažiukas, ir būtent čia, kaip link, einant, sakykime, link, kur pjauna mama tą pusę, kaip tau susirenka ten tie, kaip, žinau, kaip čia taip lietuviškai. Negaliu pasakyti tau, nes todėl, kad man tik paskambino, kad atvažiuoja žmonės, pasakiau, kad dabar nevažiuotų, tai aš negirdėjau apie tai, ką čia dabar pasakoji. Ir jūs, Klevansas, žinot, kaip ta liga, kur pjauna tau šoną, kai tau kažkas atsitinka. Apendicitas. Tai netoli apendicito, būtent čia yra kažkas būtent tai žarnai. Ta žarna, aš žinau, kiek jinai čia didumo, kiek jos susisukė visos, taip paina. Tai, bet man jinai iš paviršaus yra. Tai kažkas yra dar su šitą žarną, gali būti neišsikišų šiek tiek. Jeigu viduje. Toliau, gerai, dabar keliaujam nuo menties, keliaujam toliau į apačią. Gerai. Man viena, gal jūsų kairės, gal dešinys, gal kairės, gal biški kelienas, kažkas yra su kelienu irgi. Man taip visai būna, kad toksai trakšt. Jo, aha. Toks kaip kremzlė kažkokia. Susidėvėjimas pas jūs yra šito kelieno. Kažkaip, žinot, kaip yra, kaip irgi, žiūriu labai pas daug ką. Čia, aišku, čia nuo kito maisto, čia tai tokį kokį brūdą dabar mes, žinot, pardavinėja, ar mes kaip ką valgom ir panašiai, žinokit, nėra iš vis energijos tos, nes kažkoksai maistas, aš nežinau pati dar kas, bet jisai būtent iš kaulų labai, tarp kremzlių, tarp kaulų, kur yra, žinot, kur yra trintis, ne, kur turėtų, sakykime, būti daugiau kaip slystantis, ne, labai daug, jisai įsausėjęs yra. Tai skysčių trūksta ar kas? Žinokit, bet čia pas daug ką yra su šituo, bet čia eina viską per šitą chemikalą, ką dabar mums duoda šis governamentas, kai, žinot, kaip bando jums numarinti visus. Tai labai, labai yra problemos su jos šitai joints. Tai jau užpildom tada šitą būtent tą kelieno šiek tiek užpildyti jam prie
prisotinti prie to, žinai, padaryti, to vandenuko, kad jis nebūtų trinties. Nes tada kai trinas, tada gaunasi labai didelis susidėvėjimas kremzlės. O plieno irgi nelabai, kaip pagelbėti jam, nelabai kaip yra, žinot, kaip kremzlė dėvisi. Kaulo dėvisi kremzlė. Paties gyvūnus, tegu pasižiūri rimčiau. 3, 2, 1. Taip. Tada jūs kažkatroj kojoj pas jūs nebuvot pasitempęs raiščio kokio? Buvau susilaužęs koją bežaisdamas futbolą. Pačią Nes pėdą. man rodo jo, nes už tai pėdas irgi savo ir man raištis, kaip sakau, raištis, ne, kaip raiščiai yra, kaip apatinė kojos dalis, pėdos dalis jo. Tai va šitas va yra, jo, jisai nėra labai dar pusės stiprus, kad būtų, žinot, jisai nebus kaip naujas, nebus kaip susižalojo. Tai taip pat pakeičiam gyvūnus čia, kad bandytų restauruoti, atvarkyti, žinai, atstatyti tą pradinę padėtį. 3, 2, 1 kviečiam gyvūnus. Dabar taip, man dar, žinot, kas yra, dar vat rankos, kažkaip man prie rankų ateina. Jums nėra dar, kad, pavyzdžiui, skaudėtų ir, žinot, kaip čia vadinasi, rankos, tas pointy, tas, kaip, jas, kitas, ta lietuvių, žinokit, kalba, tai kažkas neiškaus. Tai man vyksta su ja. Kaip vadinasi, mama, kaip tu sulenki ranką ir tas atsikišas, tas toksai smailus. Alkūnė. Jo. Man tokios atrodo, kaip, žinokit, kaip nepavargsta rankos, ką man sakai. Nu, žinokit, nepasakyčiau, nes aš dirbau iki šiol, jau dabar jau ramesnį darbą, bet dirbau gan fizinį darbą daug ir į salę pastoviai sportuoti eidavau, tai kažkaip tai rankos tai pakankamai tvirtos, tik tai tas drebėjimas man. Jo, tas man dar kažkaip eitų, gal čia irgi tada nuo tų kaulų, gal tas biškis siek tiek toksai kaip skysčių per mažai, žinot, yra tiems kaulams. Nes man kažkaip ypač vienam man, buvo būtent šitą toksai, nežinau, kažkoksai, atrodo irgi kaip trintis būtų kaulo. Nu, dar kol kas nejaučiu kažkokio tokio diskomforto ar kažkokio tai, bet kad skysčių reikdavo gerti, tai faktas. Jo. Tai mama, štai ką padarom, dabar būtent kaulams, kremus, tai dabar pripildom daug deguonies ir daug to skysčio, žinai, kur tarp kaulų turi būti, kad jie vaikščiotų, jie funkcionuotų tvarkingai, kad nebūtų treikties, kad nebūtų pusėjimo, gerai? Irgi pasižiūri, 3, 2, 1. Taip. Jo, tai čia jums iš visą pakišo po tokią visą, kaip tokia mėlyna lempa. Jo, tai ten pabūsit, žodžiu, kada jau ten pas jūs prisipildys, visko jūs pats išeisit. Tai ir paliekam, padėkojam jiems, o kitiems gyvūnams. Tai būna ir arba. Gerai. Jo, dabar dar pakit apsuksiu dar kartą. Kaip jums susitvarkys jūsų šitas dalykas, tas kur sakiau pirmą kartą, jums pradės daug dalykų funkcionuoti, kaip susibalansuoti. Nes čia matus vieną, sakau, atfeilina ir tada pradeda tas kažkas, būtent kas su organais. O su kaulais jo, tai čia maistas man labiau, sakau, tas, ką mes parduotuvėj perkam, sakau, šitą chemiją, kiek tos chemijos, tai ir sakau, būtinai detoksą darykit, būtinai. Ir tas heavy metalus, tas sunkios metalus įsivalysit. Ir to labai daug yra tai man atrodo, kad greičiausiai tarp tų kaulų ir bus nuo tų sunkiųjų metalų. Ir šitą kaip yra, jie labai nukritę į apačią. Čia kur Klemensai, jeigu jūs su žmona kalbėjot, aš mamai siūliau nuo vėžio, ar ne, šitos produktus. Tai labai labai geri, tikrai rekomenduoju juos pagerti. Ypač Green Maxą jums tai tikrai. O kad jums atsistatytų šitie, kaip jie, visi tai sakyčiau, dar jums šitas ataugintų tuos, ypač jo, ir ypač kas su vyrišku tuo, tai čia tiek man reikėtų
Vyrišką turim mačio tenais, Jo, tai tai būtent tada impotencijai, va šitiem organam visiem labai gerina. jisai, net čia jisai statytų, jisai tą mikroflorą atstatytų šitos, nes jam reikia dabar, kad sustiprinti šitą, tai, kas buvo visą laiką traukiama, supranti, jis turi sustiprinti. Ir kai pradės stiprėti, pamatysit, jūs visai kitaip jausti ir pats įkremas, kitaip jausitės. Nes man va čia, tai va čia, sakau, čia yra vagreikliukas, grinai, su kaip pas moterį, va sakau, va grinai, va kaklė, tai pas jūs, va čia bus vyrus, va čia yra, čia jūsų varikliukas, jūsų to well-being, viso to, kaip jūs jaučiatės, kaip, kokia jūsų psichologinė būsena, kokia jūsų fizinė būsena, daug dalykų labai ir laimės hormonas. Nu, čia viskas yra būtent šitam, va. Gerai. Jo, daugiau taip pas sveikatą, kad kažkokių major, va tokių stiprių dalykų, ne, tai va, ką aš išvardinu man labiausiai. O daugiau tai jo, tokie plius minus, žinai, bet čia visiems tas yra, tai, sakau, tai detoksą pasidarykit, tai jo, detoksą tai būtinai reikia pasidaryti labai stipriai. Aišku. Čia visiems, žinokit, detoksą reikia, čia ne tik ne vienam, patikėkit su manim, čia kiekvienam reikia. Čia sakau, žinokit, čia mes turim ištisai valytis, nes kuo toliau, to daugiau brudo į tose parduotuvėse, sakau, nieko nėra, kaip sakau, organika, ne? Viskas Nu, yra. dabar visą invazinį šitų parazitų, sakykime, bakterijų, ar ne, jau prileista. Tai tokie parazitai pas mus gyvena, kur anksčiau net pasvajot gal svajojom. Dabar įsivaizduokit, darė tyrimus, kraujo tyrimus, patį kraują tyrė, įsivaizduokit, nėra natūralus kraujas daugiau. Ant tiek yra sunkiųjų metalų kraujyje, kad tarkim, jeigu tu norėtum duoti kažkam kraują kitam žmogui, neįmanoma, nes tavo kraujas jau yra nebešvarus. Tai tu įsivaizduok, kad kokio lygio, kiek jie mus žudo su šitais, kaip sakau, bio weapon yra. Plėsim, Redute, daug. Gerai, dabar išvalom, sutvarkom, pereinam su didžiausiais gausiais 3, 2, 1, per akašinę biblioteką, per matricą, per globalinį, per jo visą praėjusį gyvenimą, per dabartinį gyvenimą, kas nepriklauso Klemansui pagal jo DNR, viskas eina į juodą skylę. Su 3, 1, 2, 3. Gerai, ir dabar mes patraukiam visus tuos berniukus, vyrus, jaunuolius iš būtent ten, kur jisai buvo su Klemansu šitame laboratorijoje. Visus patraukiam, visus duodam burbuliukų, hipnozijas ir sprogdinam. Ir yra 3, 2, 1. Ir patraukiam, yra Reda tuos klonus, kontraktų pažiūrėk, ar jisai turi. Ne, kontraktų ne, nes dėl to, kad dar buvo, nes jisai buvo tiesiogiai pajungtas į jam, supranti. Tai ir sprogdinam su 3, 1, 2, 3. Jo, viską gražinamės pagal jo DNR, tas, kas priklausė jam, kiek buvo viską iš jo paimti. Klemantas reiškia savo valią ir gražinasi viską, kas priklauso pagal jo DNR ir sielos sudėtį, pagal prigimtį 3, 2, 1. Jo, ir dabar, kad būtų toksai balansas pas jie visur, ne, man reikia dar peržiūrėti jo meridianus. Ir čakrabiškai prigęsti irgi šiek tiek yra. Bet čia viskas yra jums va būtent nuo vyriško to. Viskas, va čia jums sakau tas variklis. Šaunam per visas čakras, uždegam 3, 2, 1. Tai padės irgi gyti, padės, žinai, tą ir per meridianus. Sustatom, sutvarkom, irgi pripučiam gyvųjų kristalų irgi lai tvarkosi, lai pildos, kur reikia, kur trūksta. 3, 2, 1. Gerai. Gerai, mama. Gerai. Dabar žiūrėkit, Klemansai, dar turit laiko. Ar norit ką nors paklausti iš savęs, ar ne, dėl savo gyvenimo, kažko, ko mes nepaminėjom? Iš tikrųjų, tai vat aš tokia dabar kelionė esu, kad kaip ir iš ne vieno esu girdėjęs, kad vat yra daug užslėpto potencialo, bet aš vis nerandu būdo, kaip jį atskleist. Ir aš bandau, keičiu savo mąstymą, keičiu savo požiūrį daugelį dalykų ir bet man visą laiką tokia nuojauta, kad vat kažkoks tai kaip blokas uždėtas yra, kad aš tiesiog vat man neleidžia beldės į tas duris, kaip iš tavęs kažkokia tai lubos yra ir negali išlipti. Čia
su tuo, ką jūs dar užsiimat, taip. Kaip sakot, Jūs čia kalbate apie tai, kuom dabar užsiimat, kuom noriu užsiimti. kuom norit užsiimti, ne? Jo, aš tiesiog noriu, tokia visuomeninė veikla užsiimti. Jo, Ir šiaip tais pas jūs Klematsai, jo, kada sakau, va, pas jūs, sakau, kiek tiek tų šliužų buvo prikibę prie jūsų, kai sakau, jums tiesiog, kaip jūs tiesiog negalėt pasiekti to. Tai čia faktas. Tai aš dabar, jeigu dabar žiūri, dabar kaip jo mes tos šliužus patraukėm, pravalėm, pažiūrim, mama, kaip dabar jam bus, ar jam išeis tas, ar nebebus tų blokų, ar čia būtent tas, kas jį stabdė, tarkim, nuo jo to potencialo. Pažiūrėkim. 3, 2, 1. Tai jo, ta didelė dalis. Bet man dar tokia, žinokit, didelė dalis yra pas jūs, aš suprantu, žinokit, aš irgi man nepatinka didelės, daug tų žmonių, man nelabai patinka kažkur vaikščioti, žinoti, kažkur, kad ir va tokius, žinoti, kaip susipažinti su naujais žmonėmis ir panašiai, nuo jo pažintim tiesiog. Aš irgi, man irgi nelabai patinka, ta prasme, man psichologiškai yra sunku, nes man tas nelabai patinka, man atrodo, to nereikia. Tai pas jūs didžiausias galbūt tos vidinis stabdis yra, kadangi ir jūs labai panašiai kaip ir aš, kaip ir mes prieš tai kalbėjom, pas jūs, kaip jūs neinat labai tarkim, į viešumą, kad jūs kažkas pamatytų, kad jūs kažkas išgirstų, kad jūs kažkur tais, žinot, kaip kiti žmonės, kaip pasakyti, savęs nededat kaip pasakyti, į viešumą, ta prasme, ne? Nelabai esate iš tų žmonių, kuris, ta prasme, mėgsta tą viešumą, ar sakau, ar tas labai naujas pažintis, ar va toksai, čia jūsų labiau yra, kaip pasakyti, čia yra tas, dėl to, kad jums nepatinka, tai čia, įsakyčiau, labiau didesnis yra blokas iš jūsų pačio, nes jums perlipti per save, kad aš dabar eisiu ir būsiu socialiai aktyvus, ne? Pas jūs, jums labai sunku bus, jūs labai turėsit, kaip per save, žinot, o jūs to nenorit, mes neturim taip daryti, tai ko mes nenorim, ne? Nors jūs nebent, jūs galėtumėte. Bet ar čia yra blokas? Čia jisai labiau, kaip pasakyti, šiaip tai aš jums patarčiau tiesiog pabandyti, ta prasme, ne tai, kad nereikia perlipti per save, nereikia savęs prievartauti dėl to, kad, žinot, per savo nenorą, bet dėl to, kad aš norėčiau to pasiekti, bet aš turiu daryti tą. Geriau, aš nenoriu to daryti, dėl to, kad man nepatinka tas, ta prasme, aš negaliu perlipti per save. Nebent tokiu atveju, tada galbūt ieškoti bendraminčių, toksai kaip jūs. Ir kad tos pažintys, aš žinau, galbūt yra grupės kokios, ne? Ar kažkokia informacija būtent apie tai, ką jūs, tarkim, ką norite, ir būtent tokių bendraminčių. Jums reikia bendraminčių kažkokiu, kad jūs galėtumėt kur realizuoti ar daugiau informacijos sužinoti. Man labiau tas, bet jeigu, tarkim, kaip sakot, kaip sakot, galbūt blokai, tai čia jūs labiau save pats stabdot, ne pats blokas, kad būtų pas jūs. Jeigu, nežinau, ar atsakiau tą klausimą. Manau, kad taip, aš turiu to vidinio tokio, kaip minėjot, pirmą kartą, kai mes ten trumpai bandėm, kad introvertiškumo yra, nors iš tikrųjų aš gerokai perlipęs per save esu ir mano tas, vadinkim taip, bendravimas, atsiverimas gerokai išsiplėtė ir jisai plečiasi vis dar, o šiaip taip, aš dalyvauju visuomeninių judėjimų veikloje, tai ten tikrai turim bendraminčių ir tikrai ten jaučiuosi labai gerai. Žinokit, ir jūs nepergyvenkit, ir jeigu ko jūs norit, dabar yra pats geriausias, kadangi pas jūs dabar sakau, dar pas jūs sakau, dar turit dabar išsivalyti tas pasąmoninis, tas, kur buvo jums tie blokai dėl tų baimių santykių ir panašiai. Taip, kai jie susitvarkys, jums daugiau vietos jūsų galvoje, jūsų subconsciously bus daugiau vietos realizacijai, bet čia viskas ateis su savo laiku. Bet jeigu, sakau, jeigu norit, tikrai, žinokit, tai neširdžiai, jeigu norit, tikrai turėsit, nes yra pirmas dalykas, jūsų galvoj bus toksai, jūs kaifuosit dėl to, kad jūs būsite tiek ramus savyje, savo pasąmoniai,
kad, ta prasme, jums bus labai lengva manifestuoti tą, ką jūs norit. Laikas yra, va, superinis. Jums ta energija gan greitai praeis, jinai kaip išsivaikščios. Aš nematau, kad kažkokie trūkdžiai būtų ar kažkas. Ne, jūs esat geroj vietoj. Tik tai dabar sakau, kai jūs jausitės, ne, kad jūs esat viduje, galvoje, sielo, širdyje, tokiam kaifą, ne, tokiam ramioj, tokioj fainoj, tokioj netgi nepažintoj būsenoj, va tada žinokit, kad jums yra laikas manifestuoti to, ko jūs norit. Bet jūs jau tada esate, bet jums dar, jums dar reikia biškį, šiek tiek paaugti, ne, sulaukti tos ramybės vidinės, ne, kad ta manifestacija jums pradėtų veikti. Tai sakau, neprievartaukit savęs, sakau, jūs padarėte tikrai didelį žingsnį, toks, koksai buvo, bet labai gerai, žinokit, todėl, kad jūs išėjot iš tos dėžės, kitaip sakant, tada, kaip yra, kaip mes susidarom savai tam tikras dėžutės, tam tikrus rėmus, taip. Tai jūs tą didelį padarėt, bet sakau, kada jau jausit, sakau, tą vidinį tokį atsipalaidavimą, sakau, tokį kaifavimą, kad kaip tavo neina jokios nesąmoningos mintys, kai tu nesijauti kažkaip ar taip, ta prasme, tam tikri, pas jūs nebus jokios baimės, nebus jokio, tarkim, kažkokio tais nepatogumo, nebus jūs jausit tiesiog kaip savo elemente. Tai va tada, žinokit, manifestacija geriausiai tas pritraukimas, ne, tai ko jūs norit, ir tada atsiras ir tas žmogus, ar atsiras informacija, ir jūs tiesiog nukreips automatiškai. Tai, nežinokit, sakau, kitais metais, va, tos gerų žinių, pasakysiu gerai, naujienas, kitais metais, antroje pusėje, mums visiems prasidės aukso amžius. Tai sakau, mes tiesiog išlaukim to. Ir toliau savo būkim laimingi, sakau, kuo daugiau būkim atsipalaidavimą tokia, mūsų, kad mentalinis tas state būtų, jisai toksai easy, ne, toksai, tiesiog, kur dažnai mes jame nebūdam, ir mes labai dažnai būdam tam tokio, tai mums bus nauja, tai jums bus nauja, bet jums patiks. Ir kai pajausit, sakau, tai, sakau, visiems siūlau eterinius aliejus. Eterinis, tarkim, bet tos jau natūralius. Aš nežinau, sakė, galima nusipirkti per Young Living. Aš turiu keletą, man draugė padovanojus yra, bet jinai ten nusiima su tais eteriniais, bet aš turėjau klientę prieš keletą dienų. Tai žinokit, ir paskui kitą klientą dar prieš jūs, dabar man kai pradėjau su eteriniais, pasirodo, eterinis aliejus, kokią aš informaciją gavau būtent per hipnozę, tai eterinis aliejus, kada tu, tarkim, ar tu įsimaudės, ar tai kažkokiu būtų eteriniais aliejais, tas losjonas, ar tai kvėpavimas, nesvarbu, tarkim, įkvėpimas to eterinio aliejaus. Tai jisai duoda signalą tavo smegenim ir jisai tau padeda atverti būtent kaip manifestacijos, to gavimo, to gausos, ne, tai ko tu nori, nes tam toks, sakykime, kaip yra fjordas, tai kaip tau padeda irgi, kaip atsipalaiduoti tiek, kad tokia gera būsenai, kad tas kaip laivelis plaukia, tarkim, per tokią siaurą, tarkim, tą įlankėlę ir po to jisai prasiveria. Tai sakėt, kiek tie eteriniai aliejai, kokį signalą duoda jūsų smegenim, kurį jisai praplečia dar daugiau. Tai, sakau, čia atrodo, gyvenk ir mokykis. Bet aišku, mes 5 dimensijoje, ten kitaip nebus. Man irgi daug dalykų dabar naujai yra po šito mėnesio laiko. Tai aš irgi bandau kaip daug dalykų dar išmokti, pritaikyti, nes man irgi daug, kaip ir jums ir kitiems. Bet jo. Tai ar tai būtų diffuseris, ne, kad pakvėpuoti namuose, ir paskui tie priklausomai, ką jūs norite, nes yra ten labai daug visokiausių rūšių, tai vienam pasąmonės praplėtimui, kitam atsipalaidavimas, kitam geresnis miegas, kitam geresnis minčių išreiškimas, ir taip, jeigu jūs domina, aš pati neturiu, aš pati dar tik tai noriu irgi įsigyti, bet aš galiu paprašyti knygelės, kur būtent viskas parašyta apie tos eterinius aliejus. Ir kiekvienas sako, jie už tam tikrą, bet čia yra, kaip yra holistinis dalykas, tai ko mums reikia. Tai dvasinis, holistinis, kaip pavadinti, taip nepagadinsi, žodžiu. Ja. Tai va, dabar dar tiesiog norėjau grįžti prie, tai vien žodžiu, dėl tos rankos man reiktų nueiti persišviesti. Bet būtent toj vietoj, sakykit, man reikia būtent pasižiūrėti, nes, sakyk, aš žinau, kad ten man kažkas yra. Nes ten, žinokit, jums ir yra, sakau, kažkoks rutuliukas, kažkokia tais pagaliukas, taugėlė, kažkas, ar ten, kažkas, kremzlė, žodžiu, ten yra.
Ir yra ten grinai, nes kad tai, jo, kad jums Parkinsonas, nu, žinokit, ne. Klemas, sakykit mano, aš net sutinku su šitom, ką daktarai noriu jums pasakyti. Dėl to, ar jie nepasako jums 100%, jie patys nežino. Jie čia tik prigąsdina, žinot, baimės. Tai čia parazitinas vėl, baimė tau bando, kad tu galvotum apie tai, paskui tu persigalvoji, gal paskui mano kūnas pradės keistis, žinot, kaip yra. Sakau, va, tai čia yra programos mums deda, baimės programas. Suprantu. Taip. Tai jūs ignoruokit, sako, čia man nieko nėra. Čia man yra tas, kur aš susitvarkysiu viską su tom pozityviom afirmacijom. Pakeiskit iš negatyvo tą, ką pasakė, o pakeiskit, kad jūs esate sveikas, kad jūs čia susitvarkusi tą ranką, jokio čia, tarp metų apie Parkinsoną net negalvokit tokių, tai sakau, glostykit, galite ir pats galite glostyti tą vietą, taip, žinot, arba masažuoti ir glostyti ir kalbėti tas gerus, tos tokius, žinot, savo tai rankai, ten, kur jums yra ta problema. Žinokit, mūsų protas toks jis yra visagali, bet mes žmonės tiesiog nemokam jo naudoti. O Tai žinokit, va tas ir yra, kad nemokam. taip, o mūsų kūnas, žinokit, jisai yra toks protingas, kad, žinokit, jisai pats kaip užgyja, jisai pats gali puikiai užgyti. Tik tai mes turim mylėti tas vietas, kur mums skauda. Ir žinokit, tai tikrai praeina tas skausmas ir daug dalykų susitvarko. Ir anksčiau vaistų nebūdavo, tie vaistai, tai žinot, čia kad nepasveiktum, o numirtum greičiau. Taip, pritariu. Taip, tai va, mums vaistų nereikia, mūsų kūnai, sakau, mums reikia tik kalbėti su mūsų, norite, kad plaukai augtų, kalbat su plaukais, jeigu norite, kad jums neskaudytų kelienų, kalbat su tavo kelienu ir panašiai, va taip, pamatot, kad turim su savim daug šnekėti, mes turim save, nes čia mūsų tas avataras, ne? Mes turim jį prisižiūrėti ir mes su juo turim mylėti kiekvieną mūsų kūno dalį ir kalbėti su ją ir sakyti, koks už šaunus ir kaip aš jam didžiuojuosi, kad tu man tarnauji ir jisai ir toliau esi sveikas. Tai va taip, kai pradėsit kalbėti, aš žinokit irgi kalbu visą laiką. Aš paklaukit mano mamos, aš visą laiką verkdavau, sakydavo mamytė, mama sakydavo, Redutė, ko tau neskauda? Viskas skaudėdavo, atrodo. Jo, ir aš pradėjau su jos visam daugiau šnekėtis, daugiau pradėjau su savo visais body partais kalbėtis ir žinokit, ir dingo visi skausmai, dingo visos problemos, viskas dingo. Tai žinokit, kiek sakau, mūsų viskas čia registruojam savo galvoj. Taip. Taip, o va šitas ir dar, palaukit, ir būtent dar dėl tos peties, tai aš pasakysiu, mama, tu girdi? Nes mama dabar atėjo, va, ta petis ir vėl atėjo dėl peties greitais. Žodžiu, taip, čia yra būtent petyje, yra nusėstos šitos, va, būtent, pasakysiu taip, čia ne jūsų, čia yra nusėsti, jums niekas nesakė, kad ar tu bleba, kad tau kas nors atsitiktų, arba tu numirtum, ar tu bleba tave čia partrenktų, ar kažkas va tokius, va, bjaurius dalykus. Nu, į akis nesakė, bet aš manau, kad tokių palinkėjimų buvo. Jo, tai čia, mama, yra būtent šitie, kaip nusėdė, šitie, va, tokie švarus, negražus, baisus, tokie tie palinkėjimai. Man jis pačiu labiau, kad yra palinkėjimas tas toksai. Nagi ištraukiam. Dėl ko jums atsirado ta atauga? Taip. Ištraukiam, sudedam siurblius, mini magnetus, multimagnetus ir traukiam metam, keičiam, traukiam metam, 3, 2, 1. Traukiam, išvalom. Gerai, nes Klemas, jeigu būtų jūsų, taip, tarkim, kito žmogaus, ne, tarkim, kitų žmonių negatyviai arba labai, nu, kaip pyktis, tas kerštas, visas, jūs susirgtumėt vėžiu. Bet kadangi čia nėra vėžys ir čia nėra jūsų, tai čia yra iš vis visai kitų žmonių, kitų sielų, kurios jums prikalbėjo, tai jums nusėdo būtent tą vietą ir pradėjo, ir kadangi nėra kur išeiti, jūs negalite išmesti, jūs nežinot, kad taip yra, ir jums atauga užaugo. Tai jūs įsivaizduokit, kokie žmonės yra, ne? Nu, ką padarysi? Ką padarysi, sutvarkysit. Taip, be abejo. Taip, sutvarkysit. Dabar net nepagalvojam, kad žodis labai galingas ir tai, ką pasakiau, bet kitą kartą sakom, nu, aš juokais tik tais pasakiau, ne? Nepyk, aš juokais. Bet jau žodis žiblis, energija išėjo ir tu jos nesugrąžinsi. Aišku, mintyse mums nėra, net jeigu turėtume vaizduotę, tai tuomet mes nepamirštume. Bet tą juokutį, kuris mums davė, sakykime, visam likusiam gyvenimui, visom egzistencijom, mes nepagalvojam. Už tai mes ir švaistomės tokiais žodžiais.
Taip, nes mūsų žodžiai, mes esam visi, kaip pasakysiu taip, mes esam visi šitie kaip magai, ane? Žodis yra magija. Ir kaip sakau, nesvarbu, kai sako, aš pavydžiu tau baltai, nesvarbu, kad tu baltai, čia yra pavydas. Čia yra bet kokiu atveju ir yra pavydas, nesvarbu, jis baltas, juodas, raudonas, nesvarbu, nes mūsų žodžiai, mes esam visi magai, bet kokiu sakau, nes mes turim savo tam tikrus dalykus, kur mes mokame, sugebame, bet mes daug dalykų mums yra, sakau, uždėta amnezija ir mes neprisimenam, kas mes tokie esam. Bet mes iš esmės mes esam visi magai. Tai įsivaizduokit, tas žodis, kiekvienas pasakytas žodis, jisai yra magija, ne? Tai tu, dėl ko, sakau, mes turim rinkti, ką mes sakom. Sako, prieš tai pagalvok, tik tada sakyk. O žmonės dažnai ką daro, negalvodami sako. Ir va čia yra to pasiekmė. Tai aš žinokit, aš jums galėčiau Kremas įpasakoti, užknistų ir klausyti. Pirmiausia, pasakė, paskui pagalvoja. Taip, čia yra programa. Taip, dabar mama, taip, ką dar noriu su Kremasiu padaryti, dabar paimti, išpurtyti tai, ko mes nepamatėm, viską išpurtyti, kas prie jo yra prilipę, su balta šviesa nuo galvos iki kojų, per kojas turi viskas išeiti ir tada gridai piškai papurtomi ir padedam jam atsigeneruoti, kad jisai sustiprėtų ir tas regeneracija greičiau praeitų jam. 3, 2, 1. Jo, va dar iškrito savo, sakau, visokių tokių, važinai, kur nematai tokių mažų visokių mažyliukų. Visus 3, 2, 1. Gerai, dabar pripučiam tos jau baltos šviesos, kad hylinimo, ne, kad va tas toksai, kad jam regeneracija praeitų lengvai, šauniai, greitai. 3, 2. Gerai, dabar, žinai, ką dar padarom, pakeliam jam nuotiką, įpučiam drivo, įpučiam tokio, žinai, tokio netgi, sakyčiau, tokio, sakau, kad ir mes suaugę žmonės, bet mes širdys tiek, kaip ir vaikai, reikia nebūti visą laiką rimtais. Tai padarom, kad jis nebūtų visą laiką rimtas toksai, žinai, to tokio, žinai, to jaunatviškumo, žinai, jaunatviškumo 3, 2, 1. Visi spėsime pasenti, kaip sakau. Tai jo, būkim kaip vaikais, tai lengviau gyventi yra, tai greičiau viskas pildosi. Gerai. Apsaugas visur. Dar norėčiau namus pravalyti, pasivat Kremasą. Bėgam. 1, 2, 3. Šaunam per visur visus. Į juodą skylę. Gerai. Dar pro kalidoriui, tokioje vietoje tarp duris, kalidorius vėl duris. Aš nežinau, pas taip yra, bet matau, vienoje vietoje tokios kažkokios, nežinau, kažkas ten, kažkokia dėmė. Skylė 3, 2. Gerai. Ir uždedam apsaugą būtent to kilimėlyje, ne, kad bet kas ateitų pas į namus, kad visos intencijos, bet kokios blogos mitys, bet kokių žmonių, kažkokios traumos, viskas pasiliktų pas jį už durų. Niekas neįtų į namus su murzinais batais, sakykime. 3, 2, 1. Gerai. Ir ką, šypsena, džiaugsmo, laimės, meilės, 3, 2, 1. Gerai, fortūną dar pažiūrėm greitai, pripučiam, gerą. 3, 2. Privarom magnetukų, daug geros fortūnos, daug, žinai, pasiekimo. 1, 2, 3. Ir dar norėčiau, kad jam mintys, ne, kad mintys būtų tokio, žinai, kad kaip kūrybinės, daug kūrybiškumo, daug biškai uždegam tą kūrybiškumą jam. Daugiau pripučiam to, kad jisai su to drive kūrybiškumas būtų. 1, 2, 3. Va, tai viskas, aš tiek labai norėjau padaryti. Ir stabdau.